stovėjo aukštas kalnas, gal Alpės, o gal Tatrai, o gal visai ne kalnas, o gal kokia kalva. Ant kalno susirinko labai daug maldininkų. Tikriausiai 100 buvo, o gal ir 300. Tie meldėsi, giedojo, o gal ir baliavojo, o gal diskoteką surengė miške. Jie valgyti turėjo kiekvienas įsidėjęs po tuziną kiaušinių, o kai kurie daugiau. Minkštai virti kiaušiniai, kietai virti kiaušiniai, o gal ir kiaušinienė, kepta su lašiniais. Ilgai jie stovyklavo, jų niekas nepagavo, bet kartą ten atėjo didžiausias eigulys. Pamatęs tą šiukšlyną, nemažą sašlavyną, didžiulį sąvartyną, užpyko jis labai. Sakykit, kas per žmonės, kas per laikai atėjo ir dar dievų malonės jie drįsta savo prašyt. Kiaušinių prisėmė, lukštus visur išmetė, gadina gryną orą ir baido paukštelius. Už tokius blogus darbus privalot atsakyti. Čia kaimą pastatyti vadinsis jis Lukštai. Ir būsit jūs lukštiečiai, o gal geriau lukštėnai, o dar geriau lukšteliai, gyvensit amžius čia. Sveiki! Šiandien keliausime į nuostabų Lukštų kaimą Rokiškio rajone, vietą, kur istorija susipina su šiuolaikiniu bendruomenės gyvenimu. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Lukštai paminėti 1581 metais. Lukštus pasitinka ant kalvos stovinti akmeninė bažnyčia, kuri buvo pastatyta 1911–1925 metais už grafo Jono Pšezdzieckio ir parapijiečių lėšas. Per amžius šis kaimas buvo ir palivarkas, priklausęs Rokiškio dvarui ir Kolūkio centrinė gyvenvietė sovietmečio. Nuo 1932 metų čia veikia mokykla ir kultūros namai, felčerių punktas ir taip pat biblioteka, kuri pradėjo savo veiklą 1948 metais. Tai viskas, ko reikėjo, kad gyventi pilnavertį kaimo gyvenimą tuo metu. Lukštai gali didžiuoti savo žmonėmis. Kunigas Leonardas Tamošauskas, kuris čia tarnavo nuo 1969 metų, buvo tikro dvasinio atgimimo simbolis. Jis net sovietiniuose lageriuose neišsigando saugoti savo tikėjimo, ten parašė teologijos ir filosofijos apmąstymus, žmogus ir harmonijos žodynas. Dar sudarė unikalią muzikos mokymosi metodiką, pripažintą muzikos abėcėle ir savomis lėšomis išleido vaikų kalbamos šventosios mišios. Evaldas Leonardas Garška buvo fizikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras, profesorius ir bendroji fizika, magnetizmo įvadas, signalų apdorojimo įtaisai, autorius. Matematikas ir politikas Algirdas Čiučelis, kilęs iš netoliese esančio Armonių kaimo, parodė, kad iš mūsų krašto gali išeiti tikri lyderiai. Iš Armonių kilęs gamtos mokslų daktaras, vadovėlių bendraautorius, išsaugojęs unikalų Rokiškio grafystės žemėlapį Antanas Ražinskas. O juvelyras Petras Henrikas Garška savo iškaltų monetų dizainais išgarsino ne tik Lukštus, bet ir visą Lietuvą. Jo darbus galima pamatyti net Londone ir Maskvoje. Bet Lukštai tai ne tik istorija, tai gyvas, pulsuojantis kaimas, kuris puikiai žino, kaip švęsti ir smagiai praleisti laiką. Užgavėnėse čia daroma tradicinė morė, o rugpjūčio 1 sekmadienį visi susirenka švęsti porciunkulės šventės. Per ją vaikams ir suaugusiems rengiamos lenktynės. Atvyksta kolektyvai, kurie atlieka įdomius pasirodymus. Kol vyksta visos pramogos, žmonės, nors ir nebegyvenantys Lukštuose, turi galimybę palaikyti šiltus ryšius su savo kaimelio bendruomene. Ypatinga proga – lukštėtinių šventė, per kurią kiekvienais metais bendruomenė ir svečiai gali džiaugtis įvairiomis šventinėmis veiklomis vaikams, skirtingais patiekalais, kolektyviniais pasirodymais, spektakliu, kur vaidinama Lukšto atsiradimo legenda, bet kiekvienais metais šventė būna unikali ir turi pasiūlyti vis naujesnių dalykų. Jaunimas gali praleisti smagiai laiką su draugais, žaisdami stalo tenisą, futbolą, krepšinį ar net gali groti pianinu. O ką pamatyti atvykus į Lukštus? Pirmiausia, nukeliaukite prie stebuklingo šaltinio Versmė, kurio vanduo, kaip tikima, turi gydomųjų galių. Ši vieta buvo sutvarkyta, yra įrengtas akmeninis stalas, nusileidimui prie šaltinio įrengti akmenų laiptai, padaryta akmeninė sienelė, sutvirtinti šlaitai. Kasmet šioje vietoje
yra švenčiamos Joninės. 1925 metais pastatyta Švento Apaštalo Evangelisto Jono bažnyčia, tikra kaimo širdis, o šalia jos palaidotas kunigas Leonardas Tomašauskas. O jeigu jūs labiau domina istorija, apsilankykite Lukštų buities muziejuje. Etnografinėme muziejuje galite pamatyti senovinius daiktus, nuo milžiniško šiaudų kubilo iki senovinio radijo imtuvo. Lukštai – tai kaimas, kuriame istorija kalba per kiekvieną akmenį, pastatą, žmones, o tradicijos yra gyvos ir šiandien. Čia kiekvienas atvykėlis gali pajusti tikrą kaimo dvasią ir suprasti, kodėl lukštiečiai taip myli savo gimtąjį kraštą. Apsilankykite čia ir jūs. Lukštai lauks jūsų.